Ar miško paklausei? Kad jeigu po 1000 metų žmogus bus laimingas, tai čia truputėlį būsiu prisidėjęs ir aš, kai sodinu berželį ir paskui matau, kaip jis žaliuoja, siūbuoja nuo vėjo. Pjesė parašyta prieš 126 metus ir šiandien mes toliau kovojam už, atrodo, akivaizdžius dalykus. Nedžiugu, kad šis kūrinys vis dar aktualus. Ai, nelieskit mėlynojo gaublio. Ei, nelieskit mėlynojo gaublio. Koperioj šairai vis tiek dar mažai pinigėliai. Valstybinė miškų urėdija yra nepelno siekianti organizacija. Saugo mišką ne dėl to, kad taip liepia sąjunga, o dėl akivaizdaus ir neliečiamo miško šventumo. Ir gegulai pasdabutau savo šalin parviliu tau. Komunikuoja, kad miško plotai per 3 metus bus atsodinti, bet prarastų brandžių plačialajų girių jaunuolynai eilėmis susodinti tikrai neatsirgs. Susirasti savo mišką. Ir tai nesibaigia, žmonės sukasi kartu. Ir jie mums visada, tiek mūsų protėviams, tiek ir dabar buvę ypatingai skaudus. Po lietaus miškai